Švenčiausios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero į manęs neapkultų. Ir Viešpats pridūrė: įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti? Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, kaip miela sveikinti šią nuostabią dieną, jūs visus, jubiliejaus dieną, mūsų atsinaujinimo dieną ir dieną, kai skaitome visus skaitinius apie vieną temą. Kaip jūs supratot kokią? Apie maldą. Tai jeigu būtų klausimas, jūsų manymu, ką nori pasakyti Viešpats per šią jubiliejinę atsinaujinimo dieną? Kai kalba apie maldą, jisai sako: dėmesio, brangieji, nuo jos prasideda bet koks žmogaus dvasinio, fizinio ir viso pasaulio atsinaujinimas. Štai pirmajam skaitiny apie Mozės iškeltas rankas. Kol Mozė iškeltas rankas laikė, tol izraeliečiai laimėjo. Kol jis meldėsi, tol pergalė buvo tos tautos pusėj, kuri turėjo šitą žmogų besimeldžiantį, aišku, šiek tiek bevargstantį. Sako, reikėjo rasti akmenį, žmogui reikėjo atsisėsti. Aronas ir Hūras laikė rankas ir toliau mūšis buvo laimėtas. Mes gyvename tam tikrą prasme mūšyje. Dvasinis gyvenimas nėra atostogos sanatorija. Tai yra nuolatinė pastanga išlikti toj atsinaujinimo nuotaikoj, kurią ši diena skelbia ir kurią mes švenčiam. Ir jeigu man pavyksta, aš iš tikrųjų perkeičiu savo gyvenimą, aš stoju į pergalės pusę, aš laimiu, nes Viešpats su manim kovoja. Kai 92 metais atsidūriau tada dar vadinamuose šlovinimo susirinkimuose, buvo Kristaus karaliaus iškilmės sekmadienis. Ir žinot, įėjęs į šitą grupę, buvau tiesiog pritrenktas. Pirmiausia, kad šitie žmonės tokie kažkaip kitokie. Jie tokie draugiški, tokie linksmi.
jie kai meldžiasi kelia rankas ir taip laisvai šlovina Dievą, kad net baisu darosi. Kažkaip mes taip mandagiai sudėję rankas įpratę buvom ir staiga dreba sienos. Žmonės tiesiog laisvai gieda, meldžiasi, nors taip mums buvo įprasta, kad tai yra privatus reikalas, tai yra asmeninis dalykas, tai yra labai intimu. Tam šlovinimo susirinkime staiga buvo grupelės ir mes turėjome dalintis apie tikėjimą. Ir klausimas buvo, o kągi reiškia tau Kristaus karalius? Tai man buvo, o dangau, čia dabar reikia dalintis. Šitie žmonės nėra giminės, jie nėra draugai, o kalbasi tokius asmeninius dalykus, kurie iš tikrųjų tai yra pati giliausia žmogaus gelmė, širdies gelmė. Ir tas pasidalinimas buvo toks nuoširdus, tiek ten minčių pradėjo kilti, aš pats buvau savim nustebęs, kad ištariau apie sielos karališkumą. Tai buvo lemtinga frazė, mane tiesiog išprašė pristatyti, ką grupelė kalbėjo. Pirmą kartą atsidūriau prie žmonių minę, kalbėti apie tikėjimą Viešpatį. Sakau, gelbėk, nes neįsilaikysiu, silpna. Likau gyvas ir žinot ką, taip pradžiuginta širdim, taip uždegta nuotaika, kad aš sakiau, žinot ką, čia, kas vyksta, iš tikrųjų yra neįtikėtina. Tai yra krikščioniško gyvenimo, tiesą sakant, lavyba, krikščioniško gyvenimo būdas – susirinkti ir vienas kitą pastiprinti. Pabūti tarp tų iškeltų rankų, kad laimėtum tą mūšį, kuris viduj vyksta ir tiesą sakant vyksta aplink mus. Tai jeigu norime savo gyvenime pergalės nuotaikos, džiaugsmo, laimėjimo, jeigu norim mūsų tėvynei šilumos, tokio draugiškumo, tokio giminiškumo, turime nenustoti iškėlę rankas laikyti. Tiek galiu pasakyti apie šitą skaitinį, kurį mums parinko šią jubiliejinę dieną Viešpats. Jis neturi atsitiktinumų. Tai dabar, kalbant apie maldą, mes žinom, kad jinai yra labai svarbi. Tiesą sakant, numeris 1 dvasinio gyvenimo kontekste dalykas. Mums nėra lengva melstis. Pavyzdžiui, jeigu viduramžių žmogus ateina iš savo dūminės pirkios, kai kurie net gyvendami su gyvulėliais tame pačioj name, įžengia į katedrą, užgroja vargonai, smilkalai, architektūra, kaip tas žmogus jaučiasi. Jam tiesiog į kaulų čiulpus eina ta nepaprasta nuotaika. Šiandien mes tiek turime įvairiausių trikdžių, tiek informacijos, tiek eina minčių per mūsų galvas, kad mums sunku sustabdyti jas. O malda ir stabtelėjimas tampa žygiu tiesiog. Tiesiog pergalė, kad man pasisekė skirti laiko maldai. Nes tiek daug dalykų kovoja į tą maldos vietą. Patikrinsiu, kas darosi pasaulyje. Gal jau kas nors blogai vyksta. Kažkuriam tvenkinį žuvys dūsta. Viską man reikia žinioti. Ir aš tarsi įeinu į tokį būdą, kur viskas eina paviršiumi. Štai dėl ko Viešpats, nežinau, kaip čia atsitiko, bet tarp 10 įsakymų tiesiog nėra įsakymo dirbk. O švęst yra. Tai kame reikalas? Ką jis čia mums sako? Jisai sako, ponai, jūs turėsite daugiau problemų su stabtelėjimu, negu su darbu, su įvairiausiais, reiškia, rūpesčiais. Todėl tas stabtelėjimas, ta šventė yra labai svarbi atnaujinti mano širdį. Malda yra labai svarbi atnaujinti mano gyvenimą. Štai prieš keletą savaičių buvau
Prancūzijoje, vienoje vyskupijoje, kurioje važiavau pasižiūrėti, ką vyskupas ten daro, kad toks garsas eina apie tą vyskupiją per visą Europą, kad seminarija pilna studentų, pilna iniciatyvų ir klausiam, važiuodami aplinkui, ką jūs darot, kad jums taip sekasi. Ir kur tik tai važiavom, į parapijas, bendruomenės lankėm. Žinot, jie pirmiausią dalyką minėjo tai bendrą maldą. Kunigai, seserys, įsivaizduokit, kiekvieną dieną praleidžia valandą prie švenčiausio sakramento, o tada išeina į gatvę. Klausiu vieno seminaristo, tai kaip tu nutarei ateiti į seminariją? Sako, broliai pamokslavo paplūdinyje, dalino šventą raštą ir aš juos pamačiau, tuos degančius veidus, neatsilaikiau. Aš žiūrėjau su seminariju. Įsivaizduojat, jis atėjęs buvo į paplūdimį, prie Viduržemio jūros ir į seminariją. Tai kokios nuotaikos tie žmonės buvo, kurie pamokslavo? Jie buvo pilni šventosios dvasios. Jie buvo persėmę to Dievo žodžiu, kuris tiesiog sklido nuo jų lūpų ir kaip medus pylėsi ant to jauno žmogaus širdies. Šiandien ta bendruomenė, gailestingumo brolių bendruomenė, prasidėjusi popiežiaus Jono Pauliaus II mirties dieną, kai jie nutarė, kad mes turime tęsti tą projektą to didžio žmogaus, jie šiandien nuo 3 brolių 20 jau susirinkę pamokslauja gatvėse, šneka ne tik tai katalikam, bet ir musulmonam. Vienas seminaristas pasirodo iš Alžyro, musulmonas atsivertęs krikščionybę bus kunigu. Tai dalykai, kurie negali vykti be maldos. Bet malda turi turėti pagrindą, turi turėti taip pat tokią motivaciją, apie kurią šiandien kalba antrasis skaitinys. Tai švento rašto žodžiai, istorijos įvaizdžiai, kurie duoda maldai spalvą, duoda maldai turinį. Iš tikrųjų, kai imam šventą raštą į rankas, jis turi būti ne tik tai knyga, kuri informuoja mane apie įvykius, ne tik tai duoda tam tikras istorijas, kurias noriu persimti, bet taip pat ir turi man maldos žodžius. Kitais žodžiais tariant, jis turi tapti maldaknyge. Kai aš skaitau šiandien apie įkyrę našlę, kuri buvo tokia karšta, kad beveik galėjau prikulti tą teisėją. Ne kaip sako, ką aš galiu iš šitos istorijos pasimokyti. Kaip melstis, Viešpatie, duok ir man šito karščio. Duok ir man tokio entuziazmo ir tokio pastovumo, kad netgi atstumimo atveju, sakant, eik šalin, nenervuok, uždaryk duris iš anos pusės, vis tiek jinai ėjo. Tai ir aš tokio karščio noriu, Viešpatie, ir duok ir man tai patirti. Štai jau malda, pamaitinta rašto žodžiais, pastiprinta Dievo žodžiu. Ir kad turėti tai, tą nuotaiką, iš tikrųjų, aš turiu išlaikyti maldos pastovumą, maldos ritmą, maldos discipliną savo gyvenime. Žinot, kai buvau 15 metų, turėjau tokį tikrai nepaprastą įvykį, kurį vis prisimenu iki šiandien. Tai maldos patirtis, kuri prasidėjo visai buitiškai, taip sakytume beveik liaudiškai. Buvo diena, kai mes su tėvu lentpjūvėje pjovėme lentas. Tai buvo sunkus palyginti darbas ir popiečio sukrovė į priekabą, ją traukė žiguliukas, mašinėlė to meto populiari. Tiek buvo prikrauta, kad beveik šliaužė pilvu tas automobilis ir tėvas sako, žinai ką,
dviese negrįšim namo. Tu grįžk pėsčias, aš bandau parvažiuoti su šitom lentelėm vienas. Ir paleido mane laukais, apie 20 km eiti, einu, o nuobodu, nėra ką darysiu savim. Vienu žodžiu, dar eisiu, kaip sako, ilgai. Ir žinot, toptelėjo mintis, aš gal galėčiau pasimelsti, kad maždaug pasisektų. Kad gyvenime pasisektus. Juk reikia, kad sektųsi žmogui būtum laimingais. Bet kągi aš čia galėčiau dabar melstis? Na ką, ilgiausia malda, kurią žinau, tai rožinio malda. Tai sakau, sukalbėsiu rožinį. Bet ką sukalbėsiu, ką tada darysiu? Kaip čia ją pratęsus? Žinai ką, aš nesukalbėsiu, o sugėdosiu rožinį. Tai ilgiau tęsis. Bus mažiau nuobodu. Ir pradėjau: sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats, viešpats su tavimi. Sveika Marija, malonės pilnoji. Žinot, dvi tokios slėpinio dalys praėjo maždaug. Nu, žinai, gerai, kad čia manęs nieks nemato tokio einančio laukais. Galvotų, žinai, jaunas žmogus, o matai jau kaip pasidarė. Ir žinot ką? Nieko nejaučiau, viskas tvarkoja, einu, džiaugiuosi, kad vienas, meldžiuos, kad pasisektų gyvenime. Ir žinot, į trečią slėpinį mane apėmė tokia laimė ir toks džiaugsmas. Aš pradėjau gąsdintis: viešpatie, o dangau, ar čia viskas gerai? Čia tai būna? Čia tokie dalykai vyksta? Tokia laimė, tokia euforija, kad kai aš pradėjau melstis, aš pradėjau bijot, kad malda tuoj baigtas gali. Ir tas džiaugsmas baigsis, nedaug Dieve. Žinot, kažkoks už jo nuotaika: viešpatie, koks gražus tas gyvenimas. Kokia nepaprasta tikrovė, mesgi esam gyvi. Aš esu. Žinot, jeigu su kuo nors dalinčiausi, sakytų: vajai. Štai ir viskas su juo. O vis dėlto ta pajauta iki šiai dienai man tokia gili, tokia davė patirtį, kad mintis, kad tu turi išbūti maldoje, išbūti kitos trečios paslapties, ne? Ir tave pagaus, tave neš. Bet mes dažnai kasdienybėje pavargstam, mums reikalinga padrąsinimas. Štai dėl ko turim šitas atsinaujinimo dienas, štai turime vieni kitus, broliai ir seserys, kurie ateinate, kurie pastiprinat vienas kitą. Mums svarbu susirinkti, mums įsakyta švęsti. Mums reikia tos nuotaikos, kuri neštų arba vežtų, kaip sako, mūsų gyvenimą. Nes mes turime ir norime laimėti mūšį. Mes norime būti jau dabar Viešpaties artumo ir jo akivaizdoje. Jeigu pabaigai, kalbant apie krikščionišką gyvenimą, tai mes iš katekizmo žinom, kad yra labai svarbus 3 dalykai: malda, pasninkas ir išmalda. Tai apie maldą jau pakalbėjom. Dėmesio svarbu. Turi būti ritmas, turi būti įprotis, turi būti užsidegimas, pastovumas. Bet dabar žiūrėkit, pasninkas mes dažnai suvokiame kaip penktadienio susilaikymas nuo mėsos. O čia, žinokit, gali iš tikrųjų pasninkas stabtelėjimui, susilaikant nuo naršyklės, susilaikant nuo kitų dalykų ir atsisėdant maldos minutėliai. Stabtelėjimas, kaip sakant, šiais laikais maldai yra pasninko forma. Šitie galiu pasakyti. Ir jeigu tą discipliną ir ritmą žmogus įveda savo gyvenime, jis bus kaip tas įvykis su Moze iškeltom rankom ir laimėtų mūšį. Bet kas trečias dalykas įdomus – išmalda. Įsivaizduokit, tai, kas ateina iš maldos. Tai jeigu nėra maldos, tai nėra ir iš maldos, kas ateina. O ateina dideli dalykai. Ne? Mano gero darimas kitam žmogui, mano dovanojimas savo laiko, savo resursų. Tai ta išmalda, jinai turi pagrindą maldoje.
Ir jeigu noriu daryti gerą, turiu melstis. Jeigu noriu daryti gerą, kol pasidaro daryti gerą. Ateina įprotis. Turiu praktikuoti tai. Ir tada mano gyvenimas iš tikrųjų yra toj nuolatiniai vis iš naujo atsinaujinimo nuotaikoje. Aišku, turi būti visada draugų aplinkinių pastiprinimas. Ta aplinka, kurią mes vadinam bažnyčia, kur yra didelė Dievo šeima. Jinai turi didžių šventuosius, kurie mums yra pavyzdys. Šiandien 38 metai, kai popiežius Jonas Paulius II išrinktas būti popiežium. Tai ar ne vėl koks nors gražus ženklas, kuris sako, žiūrėkit, ką Viešpats padaro su žmonėmis. Jis gali padaryti tai, kad ne tik tai mes tartume žodžius nebijokite, kaip popiežius Jonas Paulius sakė, bet ir konkrečiai tai gyvendintume savo gyvenimu, kuris skirtas dangaus karalystei, jau čia ir dabar patirti ir tada dar turėti amžinybėje ją. Amen.